Sveiki, mėly investicijų pulso žiūrovai. Labas, Ilja. Labas, Rita. Kaip laikaisi šiomis karštomis dienomis? Karšto ne tik laukia, bet ir finansuose, geopolitikoje, bet ačiū Dievui, kažkiek tas karštis sumažėja. Tai vad gal apie šiandien apie tai ir pakalbėsime truputėlį. Taip, ir kone karščiausia tema, kurią nagrinėjome praeitą kartą, buvo SpaceX IPO. SpaceX išėjimas į biržą. Kaip pasiteisino, nepasiteisino investuotojų lūkesčiai, matome kainos priartėjimą prie normalesnių skaičių, šiandieną apie 160-164 sukasi kaina. Kaip pakomentuotum pirmus rezultatus? Paprastai įmonė išėjusi į biržą, tai pirmas laikotarpis yra toksai nusistatymo naujo vandens lygio. Tiesiog priminsiu, apie ką kalbėjome aną kartą, kad iš tikrųjų tai gal labiausia laukiamas IPO tai yra pradėjimas viešai prekiauti akcijom per biržą, taip kad kiekvienas žmogus pasaulyje gali nusipirkti tas akcijas. Tai SpaceX jau buvo laukiamas ne tik tai metų įvykis, bet sakyčiau apskritai visą istoriją. Nes viena dalis tai faktas, kad tai yra brangiausia kompanija įvertinta per įėjimą į 100 į rinką, kalbame apie 2 trilijonų vertę. O dar daugiau tai tiesiog tema tokia įdomi. Jau kalbėjome truputėlį apie tai, kad kosmosas komercializuojasi, pirmą kartą kompanija finansuojama viešai yra ta, kuri ketina padaryti verslą iš kosmoso. Bet vėlgi, tas pirmasis išėjimas daugiau gal visada atspindi PR-ą, hypą, kaip žmonės apskritai jaučiasi tiek dėl Musko, tiek dėl korporacijos. Tai gal tuos rodiklius. Ir irgi priminsiu, kad nelabai galima tą pirmą paprastai išėjimą į rinką traktuoti kaip rinkos sąlygomis, nes paprastai kaina yra kaip ir šiuo metu. Buvo tiesiog fiksuota, ties 1.35 buvo alokuota kažkiek tai akcijų tokiam pardavimui, išankstinis susirašymas ir nėra visai, sakysime, to tradicinio pirkimo pardavimo. Tai išeinant į rinką ne visada galima atspėti nutaikyti, ar tai yra pervertinta ar nedavertinta, nes tik tai rinka vėliau turi galimybę per pirkimų pardavimo sandarius tą kainą nustatyti. Kas ir įvyko, tai matėme ir šokimą ties 200, pradėjus nuo 1.35, tai labiau gal irgi atspindėjo tą faktorių, kad bent jau pagal viešuosius šaltinius apie 4 kart daugiau žmonių buvo norinčių pirkti akcijas, negu buvo išleista akcijų. Po to nukritimas, po to matėme prieš rinką apskritai rinkų prasėdimas, tame tarpe technologinį, dabar šioks toks pakilimas. Tai dabar teisingai sakai, jau galime kalbėti apie kažkokį, bent jau ne fair value, ne vertę, nes apie vertę dar tikrai kalbėti labai toli, bet bent jau apie tai, kad nusistovėjo kaina ties bent jau rinkos sąlygas. Tai va tas 1.60, kas šiek tiek yra aukščiau tų išėjimų iš rinką, tai jau tas tikrasis gal atskaitos taškas. Tai va tikrai buvo labai įdomu stebėti tiek pasiruošimą, tiek paleidimą, tiek tą, sakysime, dinamiką iš karto išėjus, tos pranešimas, kad Trumpas jau triljonierius, nebe triljonierius, vėl triljonierius ir panašiai. Tai va iš tikrųjų tai pridėjo šiokios tokios gal dramos technologinės paskutinės porą savaičių. Taip, matėme padidėjusią volatilumą, didesnės svyravimus rinkoje. Stebėsime SpaceX-ą. Ir dabar norėčiau pereiti prie labai artimos temos listingavimui, išėjimui į biržą, IPO, o būtent įtraukimui į indeksą. Kuo skiriasi šitie du įvykiai, įmonės akcijų įtraukimas į tam tikrą indeksą, nepaslaptis kalbu šiuo atveju apie būtent Google ir jų įtraukimą į Dow Jonesą, ir ką tai reiškia investuotojams. Žinai, apskritai man atrodo, kad truputėlį gal nusipelnė indeksai tokio atskiro komentaro, kas jie tokie, su kuo valgoma, kodėl tokia reikšmė, kodėl vidutinis amerikietis pabunda su Dow Jones'u juokaujama ir eina miegoti patikrinęs Dow Jones'ą. Tai iš tikrųjų pradėsiu gal šiek tiek nuo toliau, kad indeksai yra sintetiniai rodikliai, tai yra akcijų vidurkis. Dažniausiai tam tikras... Kas yra sintetinis rodiklis? Ar aš galiu nusipirkti tą indeksą? Geras klausimas. Kas yra sintetinis, reiškia, kad tai nėra kaip tokio atskiro indekso nei prekyboje, nes jisai neegzistuoja. Jisai sudarytas iš atskirų akcijų, kurie eina į portfelį ir tiesiog matematiškai išskaičiuojamas svertinis tų akcijų vidurkis. Tai jeigu, tarkime, kalbame apie plačiausiai žinomi faktas, kad visuomeniai tokie populiarūs kaip Dow Jones, kuris atspindi plačiąją pramonę, S&P, kuris Amerikos labiau pramonę koncentruotą atspindi, Nasdaqas, kuris technologijas labiau atspindi, siauresnis Nasdaqas, vadinamas Nasdaq 100, kuris gal dar mažiau tokį siauresnį pjūvį paima grinai technologinių kompanijų. Tai šiaip tų indeksų yra daug, yra apie pasaulį, yra europietiškų, azijietiškų, technologinių, energetikų, visokiausių. Tai tie indeksai tikrai naudojami dažnai tam, kad ekonomistai, finansuotojai,
investuotojai galėtų daugmaž vertinti labiau sektorių, o ne atskirą kompaniją. Tai vat, žinomiausias yra Dow Jonesas, gal labiau atspindi apskritai, kaip Amerikos pramoniai sekasi. Jau tada dingsta atskiri svyravimai atskiros įmonės, nes vėlgi, kai panašiai kaip ir į portfelį, įtraukus labai daug vienetų, tada jau gali tikėtis, kad statistika tiesiog suvidurkins ir labiau atspindės indeksas rinkos globalius pokyčius negu atskiros kompanijos sėkmę nesėkmę. Tai va, dėl to tie indeksai pradžiai buvo sugalvoti tam, kad tiesiog patogiau būtų matuoti vėlgi regionus ar sektorius ar tam tikrą grupę. Vėliau žmonės suprato, kad indeksus labai patogu versti investiciniais instrumentais. Tai aplink indeksus yra, va, tavo klausimą atsakant, yra jau susikūrusi finansiniai instrumentai. Tai vėlgi, tu negali tiesiogiai biržai neparduodamas kaip toks, nei Nasdaqas, nei Dow Jonesas, bet yra sukurti finansiniai instrumentai, dažniausiai tai yra taip vadinami algoritmizuoti fondai, kurie tiesiog neturi kaip tokių valdytojų. Turi, ta prasme, techniškai, bet jie nesprendžia, kokiom proporcijom kokią kompaniją pirkti, tiesiog iš anksto yra deklaravę, kad va, tuo santykiu, kokiu indeksai yra sukurti, būtent tas kompanijas, tom proporcijom indeksas sieks pirkti, parduoti, tam, kad išlaikyti tų kompanijų balansą artimiausią indeksų, artimiausiai įmanoma, bet būtent per tas korekcijas, pirkimus, pardavimus. Ir kas yra patogu tokiam, sakysime, modelėje, kad išnyksta žmogaus valdymo klaida kaip tokia, tai yra tiesiog visiškas plikas algoritmas. Ir B, žmogus tada gali labai patogiai investuoti į, vėlgi, ar tai būtų regioninis, ar tai būtų technologinis segmentas, jau nesiorientuojant į atskiras įmonės. Nes atskiras įmonės, tarp kitko tokia remarka, kad šiaip tikrai nepatarčiau atskiriam investuotojams žiūrėti ar investuoti. Statistika rodo, kad apie 86% savarankiškai prekiaujančių įmonėm pinigų sugeba prarasti. Tai va tokiu atveju į instrumentus, kurie pririšti prie indeksų, investuoti yra gerokai saugiau, nes tada vėlgi investuotojas pats jau nebeprisima atskiros įmonės svyravimo rizikos, yra investuojama į taip vadinamą rinką ir tai yra pakankamai patogu. Faktas, kad tai vis tiek bus su kažkokiais tai kaštais susiję, vėlgi tu negali pirkti ir tikėtis va, tiesiog visiškai gryno ten ar Nasdaqo ar Dow Joneso, vis tiek kokia be būtų finansinio instrumento valdytoja, vis tiek bus ir valdymo kaštai ir kažkokie tai. Jie bus minimalus, nes vėlgi tai yra algoritmizuotas fondas, bet jie visada bus, kitais žodžiais, tokio pliko tiesiog indekso nusipirkti tiesiog neįmanoma. Yra įmanoma nusipirkti instrumentus, kurie yra pririšti prie indekso. Bet tai tikrai suteikia labai daug privalumų, patogumų, tai dėl to žmonės iš tikrųjų labai dažnai naudoja. Vėlgi, dažniausias raktinis žodis, tai yra dažniausiai ETF, Exchange Traded Funds, kurie pririšti ir savo sandarą būtent atspindi tos indeksus. Dabar ką tai reiškia iš tikrųjų, o čia gerai palėtė klausimą, tikrai Google'as per naktį patyrė plus 4%, tai yra vienas iš tokių didesnių šokimų. Bet dauguma analitikų sieja tai būtent, kaip ir tu paminėjai, su įtraukimu į Dow Jonesą. Tai buvo išimta iš Dow Joneso indekso, iš to krepšelio, iš kurio sudaromas indeksas. Buvo išimta Verizon kompanija, buvo įdėta būtent Google'as, tai privedė prie 4% šuolimo. Ir vėlgi, kodėl iš kompanijos atskiros yra labai, sakysime, naudinga, yra labai svarbu būti indekse. Tai apart, sakysime, tos tiesiog globalaus pripažinimo, nes tai yra prestižiška, jeigu tu esi indekso dalis, tai faktas, kad tai jau atspindi savaime, kad tu esi labai reikšminga pasaulio korporacija, bet čia yra gal mažesnė vertė, didesnė vertė ateina iš to, kad, kaip aš jau paminėjau, būtent indeksai labai dažnai yra pririšti prie pirkimų pardavimų už jų stovinčių instrumentų. Kitais žodžiais, jeigu milijonai žmonių pasaulyje investuoja į fondus, kurie, tarkime, seka Nasdaqą ar seka Dow Jonesą šiuo atveju, jeigu kalbam apie Google, tiesiog seka, tai kai tik tai kompanija yra įtraukiama, tai yra automatinis nurodymas tokiem fondam ją pirkti. Atvirkščiai, kai yra išeinama, išvedama, automatinis nurodymas tą kompaniją parduoti ir jau kalbame ne apie individus, kalbame apie tikrai didžiulius pinigus, nes tokie fondai koncentruoja milijonų žmonių pinigus ir tai yra tikrai didelės sumos. Tai vienu metu tiesiog įtraukimas ar neįtraukimas reiškia tai, kad paklausa staiga dideliam akcijų kiekį arba susikūrė, arba atvirkščiai išnyksta. Ir tai veda prie pakankamai reikšmingų svyravimų, dėl to būtent tokie, sakysime, planai ar informacija apie įtraukimus yra ypatingai jautri ir faktas, kad insideriai, kalbėjome apie tai vieną prieš mūsų laidų, tikrai ir naudojasi ir gali iš to uždirbti.
bet tokios svarbos. Ir antras momentas irgi labai panašiai susijęs būtent su tuo, kad indeksai įtrauktos kompanijos dalyvauja automatiniuose per indeksinius fondus pirkimuose pardavimuose, tai labai sušvelnina būtent rinkos svyravimus kiekvienai kompanijai, nes jau tada pakankamai didelius, sakysime, pirkimus pardavimus jau daro akumuliatorius, stabilizatorius fondas, kuris veikia pagal algoritmą, o ne atskiri pavieni investuotojai. Tai vat, jeigu atskiri pavieniai investuotojai labiau linkę daryti emocinius sprendimus, ten Trumpas pasakė, kad karas ten milijonas taksistų parduoda Nvidia ir matome labai reikšmingus svyravimus, tai va tą kardiogramą, jeigu žiūrinti kompanijos, sakysime, akcijų vertę, tai jinai gerokai sušvelnėja ir tai va stabilizuoja. Šiaip paprastai prie visų kitų vienodų sąlygų tas stabilesnis toksai akcijų kursas yra sveikesnis kompanijai, tikrai sveikesnis, nes tai apsaugo gal, sakysime, nuo tokių dramatinių svyravimų. Nu ir dar gal paskutinį irgi noriu paminėti tokį labai įdomų faktą, kad nepaisant to, kad SpaceX'as jau, apie kurį kalbėjom, yra pasiekęs rekordinės, sakysime, vertinimus, bet kol kas nėra įtrauktas į jokius pagrindinius indeksus. Tačiau šiaip buvo pasirodysi tokios ir perinės informacijos, kad indeksai ten nori, nenori, svarsto, atsisako dėl daugelių priežasčių. Tai va, tai buvo porą savaičių tokie buvo, sakysime, labai įvairių pranešimų tą tematiką, bet oficialiai paskelbta, kad SpaceX'as patenka į Nasdaq 100 indeksą, kas įvyks Liepos 7 dieną, kas yra visai netoli. Nors vėlgi, aš ką tik paminėjau, kad įtraukimas automatiškai reiškia labai didelius, sakysime, pokyčius paklausoje pasiūloje, bet vėlgi iš to neseka, kad ten 6 dieną visi bėkite užsipirkti SpaceX'ą, nes ta informacija vienodai prieinama visiems ir ar tai jau įkalkuliuota į dabartinę kainą, ar tai dar ne, tai va tą tik tai rinka gali parodyti būtent Liepos 7 dieną. Bet vat, grįžtant prie indeksų, jie tikrai turi labai didelę svarbą, atsiliepia kiekvienam investuotojui, kiekvienai kompanijai. Baigiant indeksų temą, galbūt dar galėtum trumpai papasakoti, pagal ką yra išlistinguojamas tos įmonės, būtent sudaromas sąrašas, pagal dydį, pagal rinkos kapitalizaciją, kurios įmonės atsiduria to sąrašo viršuje ir kas nutiko su Google. Šiaip kalbama labai ilgą laiką apie tai, kad reitingo agentūros, kurios sudaro būtent tokius indeksus, faktas, kad jie neturi 100% algoritmiškų ar automatinių taisyklių, kad kiekvienas atskiras indeksas, nors ir yra paskelbta apie ką, yra regioniai, yra, pavyzdžiui, ten Europos technologijos, yra ten Azijos technologijos, yra Azijos platusis. Tai faktas, kad kiekvienas indeksas siekia apibriežti, būtent pagal kokį kriterijų atrenkamos kompanijos į būtent tokį fondą. Bet griežtų taisyklių ypatingai nėra, dėl to čia yra tikrai ir insighto, ir tradingo, ir daug tokios neoficialios, sakysime, informacijos. Tai apie tai kalbame, kad tai yra jautri pakankamai vieta, nes vėlgi, kai apkalbėjome, įtraukimas ar išmetimas iš indekso turi labai didelę prasme ir reikšmę tiek kiekvienai kompanijai, tiek, sakysime, tiem finansiniam instrumentam, bet kiekvienu atskirą atveju tai atskirai. Tai va, iš tų tiesiog plačiausiai jau truputėlį gal paminėsiu, tai va, Dow Jones'as, kurios gal kiekvienam investuotojui reikėtų žinoti. Tai Dow Jones'as yra plačioji pramonė, gal siauriau yra, va, Nasdaq'as yra technologijos, Nasdaq 100 yra siauros technologijos, S&P plačioji pramonė, tai va, tos platesnius, tai galima labai taip miglotai plačiai apibriežti, bet tokio tikslaus, kad va, čia privalo būti ar neprivalo būti, nėra. Ir kiekvieno atskiro atveju, sakysime, va, kai press release'as yra padaromas kaip dabartiniu atveju apie Google Verizon, tai tiesiog yra parašoma, kad ten Google'as yra stambi korporacija užimanti ten labai didelę vietą augime, Verizonas yra praradęs savo ten kaip komunikacijos lyderio pozicijas, tai va tokie, sakysime, minkšti paaiškinimai vietoj to, kad pasakyti, kuo čia skaičiukas pasiektas toks ar prarastas toks. Dėl naftos ir dėl geopolitinės situacijos, grįžtant prie Irano konflikto, matėme įdomias švelnėjimo tendencijas, lygtais jau buvo paliaubos pasirašytos, taip dabar vėl atakos vyksta, bet nafta daugiau mažiau sugrįžo prie savo prieškarinių kainų lygių. Ar gali tai pakoreguoti mūsų lūkesčius dėl infliacijos, dėl palūkanų normų? Mes žinome, kad tai daro didžiulę įtaką akcijų. Nu, va, tikrai kursui. taip. Gal jeigu žiūrėti į finansinės projekcijos, investuotojų projekcijos, tai gal šaly reikia palikti tos geopolitinius klausimus, ką tai reiškia makroekonomikom ten, kaiminių šalių biudžetas ir panašiai, tai tą paliekame geopolitikams, bet ką tai reiškia eiliniam paprastam investuotojui su finansinė projekcija. Tai pirmas dalykas, keista, bet nafta šoka, benzinas auga, nafta grįžta prie iki karinio lygio, benzinas
tikrai tiek nėra atpigęs, bent jau mano žiniom. Tai paprastai patirtis istorija rodo, kad kyla kainos greitai, o atgal keliauti tai tikrai neskuba. Tai vat, nors ir, kaip visa logika sako, kad paskutiniai infliaciniai šuoliai tiek Europoje, tiek Amerikoje buvo paaiškinti, bent jau politikų, būtent su to, kad energetika yra pabrangusi, energetika yra dalis visko, tai dėl to prognozuojame, ką ir registravome šiaip. Įsibėgėjusi infliacija visada praktiškai paskui veda politikų sprendimus. Kalbu politikus, nes teoriškai, nors ir tai yra euro ten ar Centro banko arba Amerikos federalinės sistemos, tai finansų sprendimai, bet jau viešoji paslaptis, kad jie labai yra susijęs su politika, dėl to galima tai pakankamai atsakingai sakyti, kad tai yra politiniai sprendimai. Tai paprasčiausia už tą infliaciją arba net jų lūkesčiai veda prie palūkanų normų didėjimo, palūkanų normos didėjimas brangina kreditus, dažniausiai turi neigiamą projekciją rinką, dažniausiai turi tokią lėtinantį ekonominį efektą, nes pinigų kaina pasidaro brangi, kreditai brangesni. Sulėtina kažkiek tai nekilnojamo turto rinkai, nes vėlgi tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje dauguma žmonių. Lietuvoje virš 8% perka NT už kreditą. Jeigu kreditas yra brangus, faktas, kad tai perkamai gali labai stipriai sumažina, tai žmonės nėra linkę gal mokėti esant brangiam pinigam. Tai visa grandinė užsikūrena, pradedant nuo tokių stambių faktorių kaip nafta. Tai ką tikrai esame pamatę, tai yra padidinti lūkesčiai palūkanų normų pakėlimo Amerikoje, de facto padidintos palūkanų normos Europoje. Vėlgi Europa gal taip truputėlį užbėgo prieš, sakysime, tą visą infliacinį pamatymą, padidinus palūkanų normas, tai dabar logiškai būtų mąstyti, kad kaip ir jeigu jau grįžta, sakysime, nafta tos prieš karinius lygius, tai tada gal iš tikrųjų tą infliaciją galima šiek tiek laukti, kad sušvelnės ir tada automatiškai gal ir palūkanų normos. Bet vėlgi, kaip aš jau labai minėjau po analogijos su benzinu, tai pakilti labai greitai, nusileisti gerokai sunkiau. Tai paskutinė gal tokia nuotaika ir projekcijos, kad Europa taip atsargiai vėl žiūri į mažinimą, prognozuoja, kad infliacija tą siekiamą lygį 2% per metus pasieks dabar tik tai duok dieve 7 metų gale, reiškia iki to laiko galima tikėtis aukštesnės infliacijos, tai tikrai neskuba palūkanų normų mažinti. Iš kitos pusės gera žinia, kad šiek tiek sumažėjęs apetitas tas palūkanų normas toliau didinti, kas irgi paprastai rinkos yra labai sveikintina. Amerika irgi yra užėmusi, sakysime, šiek tiek gal palūkanų normų agresyvesnė politika negu prieš karą, nors ir du įvykiai įvyko. Vienas yra energetika, bent jau kalbu apie naftą, yra sugrįžusi praktiškai į prieškarinį lygį. Iš kitos pusės jau kalbėjome truputėlį, kad Varšuva, tai yra naujo federalinės sistemos vadovo Amerikoje, retorika šiek tiek, sakysime, pradėjo skirtis nuo to, kas buvo laukiama. Priminsiu, kad buvo laukiama, kad palūkanų normos bus mažinamos. Retorika Varšuva paskutiniu metu yra tokia atsargi iki šiek tiek padidėjimų, būtent irgi su to leitmotyvu, kad infliaciją reikės suvaldyti. Tai tos projekcijos iš tikrųjų veda prie to, kad dabar šiek tiek sentimentas investuotojų yra apie tai, kad gal ir nedidins, o gal ir didins, bet bent jau ilgiau, tai terminas yra larger for longer, tai yra ilgiau galima tikėti šiek tiek aukštesnių palūkanų normos, negu prieš tai buvo tikėtasi. Tai dalinai to paaiškinimas, sakysime, tokie šuoliai rinkose, kurie matėm prieš savaitę. Tai rinka buvo pasiekusi tokį pakankamai reikšmingą lokalų minimumą. Dabar pirmadienis prasidėjo irgi labai gerom nuotaikom, kalbame apie vėl rinkos atsigavimą ir vėl augimą, bet vėlgi visa šita yra tokie laikiniai svyravimai, kalbant apie vidutinį ir ilgą laikotarpį. Dažnai mes turime įvykius reguliacinius arba finansinius, kurie turi labai ilgai einančias pasekmes. Vienas iš tokių galbūt galėtų būti Europos Sąjungos naujas kursas link dereguliavimo. Praeitą savaitę kalbėjome apie dirbtinio intelekto modelio apribojimą iš JAV pusės naudotis Europoje ir likusiame pasaulyje už JAV ribų. Ir matome pirmus Europos žingsnius link didesnio savarankiškumo. Kaip galėtum įvertinti? Taip, jau ilgą laiką yra kalbama, kad Europa yra atsilieka vis toliau. Kalbant apie technologijas, praktiškai neegzistuoja technologinių inovacijų, sakysime, proveržiuose ar technologijose. Tai kad tai hipotetiškai labai stipriai, sakysime, sulėtina ir Europos augimą, ir galimybės konkuruoti pasaulyje, tai apie tai jau kalbama gal metai.
pirmą kartą būtent tokie praktiniai žingsniai, kai Trumpas išėjo ir pasakė, ne, ten naujausi dirbtinio intelekto modeliai nebus prieinami už Amerikos. Tame tarpe mūsų ilgalaikiai sąjungai Europai, tai amerikiečiai gali džiaugtis galingais naujais dirbtinio intelekto modeliais, daryti savo darbus, kurti kažką naujo, nelikęs pasaulis to negali. Tai yra pirmasis labai ypatingai svarbus precedentas, kai pirmą kartą geopolitika užsimoja į tai, kad pradeda būtent iš politinių sumetimų. Faktas, kad retorika yra saugumo klausimais, bet visada viskas, ką daro dažnai apribojant valstybę, tai yra vardan saugumo. Tai buvo labai reikšmingas pirmasis signalas Europoje, kad vis dėlto sąjungai, bet mes tikrai jaučiame, kad jau tikrai nebe vienodam lauke žaidžiame, kad mums neprieinami, sakysime, tie resursai, svarbiausi resursai, pažangiausi resursai, kuriais naudojasi, tarkim, Amerika. Tai prasidėjo pradžiai banga tiesiog retorikos, tai pirma Europos politikų reakcija faktas, kad tiesiog privalom investuoti daugiau. Bet vėlgi, kaip aš kartais sakau, kad jeigu automobilyje variklis neveikia, tai jokio skirtumo, kiek kūro pilsi tą variklį, tiesiog vis tiek nevažiuos, tai reikia variklį taisyti. Tai jau sveikitina, ypatingai sveikitina, čia yra, sakysime, labai mažos gal iniciatyvos, kurios gal pajus tik tai tam tikras subsektorius. Bet tokios dvi iniciatyvos iš tikrųjų išėjo. Viena yra mažinimas. Pirmą kartą bent jau viešoje informacijoje pateikta apie tai, kad mažinimai yra bankų reguliacijos kiekis. Buvo kalbama, kad labai sumažinamas yra tų reikalavimų, reguliacijų, kurie ypatingai brangiai kainuoja, veda prie lėtų sprendimų, veda prie, sakysime, progreso nebuvimo. Ir 24 dieną birželio pasirodė informacija apie tai, kad sekantis žingsnis, tai yra po finansų banko reguliacijos suprastinimo, išeina iniciatyvų paketas apie vidaus rinkos mokestinės sistemos suprastinimo, tai liečia tiek kapitalą, tiek, sakysime, tiek pajamas, tai vėlgi tai bent jau kryptis, kad tiesiog naikinama tas perteklinis reguliacijas, dažnai perteklinimas nesuprantamas, sudėtingas, ypatingai subjektyves, nes palieka daug pilkos teritorijos, kur tiesiog neaiškios taisyklės, ką galima, kaip galima ir panašiai. Tai gal, sakysime, tai nenusipelnė labai daug spaudos dėmesio tokie euro biurokratų Briuselio žingsniai, bet tikrai profesionalų terpė jie yra pastebimi, ypatingai sveikinami. Bet vėlgi klausimas, ar, žinai, kaip visada būna, pradžioje ateina kažkokia krizė, tai pirmas keletą savaičių visi kažką daro, po to pamiršta. Tai labai norėtųsi tikėtis, kad čia yra ilgalaikė strategija, būtent siekiant grąžinti Europą į konkurencingą terpę, kur dabar tikrai nėra, o ne tiesiog trumpas sentimentas ir reakcija į tokius Trumpo žodžius. Stebėsime situaciją. Stebėsime. Mūsų laikas iš tikrųjų jau į pabaigą, tai noriu padėkoti tau ir mūsų žiūrovams už šį puikų laiką ir iki dar kitos savaitės. Tikrai taip. Susitiksime už 2 savaičių. Ačiū, Greta, iki. Iki.